Ačiū vėliavnešiams. Visiems susirinkusiems į mokslo metų užbaigimo šventę, kurią pirmą kartą savo mokyklos istorijoje pavadinome Šlovės diena. Būkit švelnus ir geri, tyrų šaltinių būkit, praradę raskit viltį, mažos laimės neimkit, širdį sužeisti gali. Dideliai saugokit save, būkit žmonės, ne akmenys, nes akmenų žemėje daug, o žmonių kartais tenka ieškoti. Ir šiandien mūsų žingsnis tvirtas, pečiai nelinksta nuo naštos, gražiausios mūsų mintys jums paskirtos, žiedai gražiausi nuo mūsų laidos. O mes vaikai dainuoja mokyklos choras.
kviečiame mažuosius iš Stakliškių darželio. Sapnavau, kad mėnulyje buvau, kągi tu matei mėnulį, ten saldainių krūvos guli, laukia upės limonado, stovi kalnas šokolado, o ledų, negali paeit, slidu, puoliu valgyt ir laižyti, net širdis apsalo, bet pažadinu mamyti, pusryčiai ant stalo. Sapnavau, kad mėnulyje buvau. Štai saldainių popierėlis kišenėlė išnaro. Mama, ką mane prikėlė, kaip mėnulį gero. Man mamytė veidą prausė ir šypsodamasi klausė, ar tik tu neėjai į spintą, kur saldainiai guli. Šiandien spinta užrakinta, skrisk savo į mėnulį. Vaitai tau, iš mėnulio iškritau. Senoje mokyklos merginų grupė.
atliks dainą Call Me Maybe. I truly wish you know well. Don't ask me, I never tell. I look to you as I fell, and now you're in my way. I trade myself for a wish, pennies and dime for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in. Your stare was haunted, jeans skin was showing, hot night wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my mama, so call me baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my mama, so call me baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my mama, so call me baby. And all the other boys try to chase me, but here's my mama, so call me baby. You took no time with the call, I took no time with the phone. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal. At first sight it was real, I didn't know I was feeling, but it's in my way. Your stare was haunted, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my mama, so call me baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my mama, so call me baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my mama, so call me baby. And all the other boys try to chase me, but here's my mama, so call me baby. Before I give it to my life, I miss you so bad. I miss you so bad. I miss you so bad. Before I give it to my life, I miss you so bad. And you should know that I miss you so bad. Daina Mūsų dienos kaip šventė jums dainuoja mokyklos choras. Tau aš dėkingas esu už tavo skausmą.
laisvalaikio centro moterų ansamblį. Kągi, mielieji, mes jums visiems linkim labai geros, labai šiltos ir labai saulėtos vasaros. O kadangi šiandien susirinkot paskutinį kartą šiais metais švęsti paskutinę mokslo metų dieną, taigi labai siūlom nesėdėti, o visiems siūbuoti ir dainuoti kartu su mumis. mokyklos chorui. Geros jums vakaros. Kviečiame kalbėti mokyklos pavaduotoją Dalią Bartkienę. Labai pirmiausia noriu padėkoti už tokį gražų koncertą, kad atėjo mažiukai mūsų patys mažiausi. Pablokim jiems. Kurios
dalyvavo mūsų šitame koncerte. Na ir aišku, mūsų praktiniam kultūros ir laisvalaikio centrui. Šlovės diena šiandien pas mus mokykloje, kaip Agnė ir minėjo, tai yra pirma kartą minima. Kodėl jinai yra šiandien tokia? Jinai pavadinta neatsitiktinai, nes pirmą kartą šiais metais visi dešimtokai laikė privalomai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo gimtosios lietuvių ir matematikos egzaminą. Ir kągi jie sėkmingai išlaikė. Paplokite. Yra labai dideli mūsų mokinių laimėjimai. Kaip matome, mokykloje jie šoka, koncertuoja, jie rengia personalinės parodas, jie organizuoja grupinės parodas, jie dalyvauna sporto varžybose, tarpklasinėse ir laimi. Nes jų laimėjimai, tai yra ir mūsų laimėjimai. Tie laimėjimai yra neapsiriboja tik mokykloje. Šiemet ypatingai gausus olimpiadų, laureatų, konkursų ir sportinių varžybų nugalėtojų srautas. Juos šiandien, kaip ir kasmet, paskutinę mokslo metų dieną mes pagerbsime, įteikiam diplomus, padėkos raštus ir įtraukiant į garbės knygą. Bet svarbiausia, šita šlovės diena yra, turbūt visi žinote, mūsų gerbiamam ir mylimam Povilui direktoriui. Povilui direktoriui. Nes šiandien skamba jam paskutinis skambutis mūsų mokykloje. Todėl kviečiu visus savo kolegas ir darbuotojus ateiti arčiau. Gerbiamas ir mylimas direktorius, 10 metų jūs dirbote mūsų mokykloje. 10 metų pradėjome visko buvo. Pabuvojame jūsų kabinete ne vieną kartą, ne vienas. Pabuvojau nuo pačio mažiausio mokinio iki darbuotojo. Jūs ten mus barėte, guodėte, mokėte. Bet svarbiausia tai, mes norime jums padėkoti už tai, kad jūs subūrėte visus mokinius, visus mokytojus į vieną kolektyvą. Nėra tarp mūsų prarajos. Mes norime jums padėkoti už tai, kad tos tradicijos, kurios nebuvo mūsų mokykloje, jūs atnešėte jas. Ir mes tikrai pažadame jas tęsti ir tikrai niekam neatiduoti. Mes tikrai pažadame puoselėti aplinką. Mes norėjome jums staigmeną padaryti šiandien, bet gaila, kad jūs vakar atvažiavote ir ta staigmena nelabai vyko. Tai yra, visas kolektyvas norėjo pagerbti, nes jūsų buvo iniciatyva turbūt pirma rajone, gal ir šalyje, kad ant palangių būtų gėlės. Aišku, krizė, gėlės brangios. Tai mes nors savo mažomis lėšomis norėjome parodyti, kad mes mylime ir žinome, ką jūs mėgstate. Todėl šiandien viso kolektyvo vardu mes jums norime įteikti padėką, tai yra už novatoriškumą, aktyvę ir kūrybišką veiklą mūsų mokykloje. Direktorius labai mėgsta tarptautinius projektus, mėgsta, kad mes mokytojai keltumėm kvalifikaciją ne tik rajone Respublikoje, bet ir užsienį. Ir paskutinė mūsų kvalifikacinė kelionė tai buvo Slovakija ir yra pažymėjimas Povilui Verteriui, partnerystės tinklų kūrimas bendrojo lavinimo mokykloje, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, Slovakijos ir Vengrijos pedagogų patirtis. Programa vykdoma ne Lietuvos Respublikoje. Tad norime įteikti ir šį pažymėjimą, kuris sudarytas. Dabar suteiksiu
Mes tikrai tikimės, kad jūs niekada nepamiršite mūsų mokyklos. Niekada nepamiršite, kaip jie atrodo. Mes tikimės, kad jūs turite begalės nuotraukų išlikusių mokyklos. Bet vis tik tai va. Ir beje, tai parašų. Mes rašėmės ant įsakymų. Dar kažkur rašėmės, ar ne? Kažkur buvo visokiausių atsitikimų. Tai va, su visais parašais, su visais nuoširdžiais palinkėjimais. Ir jeigu nesuklystu, tai yra Gintarės Liutkevičiūtės piešinys. Manau, nesupyksit, kad šiandien kreipsimės į jūs taip, mielas Povilai. Na tai kas, kad 10 metų jau praėjo. Buvo jie prasmingi, gražūs, dideli. Kartais sunkiai skynėmės drauge kelius į priekį. Ir nebuvo jie vien žiedlapiais kloti. Šiandien atsisveikinimo žodį tariant, norim palinkėti iš širdies. Kad išėjus į naują kelią pasitiktų tokie pat nuoširdūs žvilgsniai. Negaila, nors horizontai dideli priešakyje. Bet mes primenam, mes čia esam ir visų kai kada pasigėsim. O kai labai pasigėsim, paskambinkit jūs ten mūsų paseilyje ir mes išgirsim ir sakysim, atvažiuoja. Kai ir dabar sakot, jau atvažiuoja. Džiaugdamiesi. Taigi, gero kelio. Nevingiuoto, sėkmingo, kūrybingo direktorių. Pradžios jaunystės metų. Kodėl tai besitės? Linkimės visi, ko geriausiai. Neminėkit mūsų blogo. Žodžiu, mes gimstame. Direktorių, mūsų gerbiamas seniūnas Gintautas ir pavaduotoja. Kaip bebūtų gaila, bet mums visiems tenka išleisti gerbiamą direktorių į aukštesnės pareigas. Ir mes nustatę seniūnijos darbuotojų kolektyvo norime tarti keletą žodžių. Gerbiamas Povilai Jackevičius, branginkime vieni kitus už tuos prabėgusius metus. Už tuos visus širdies turtus, už tai, kad nieko du kartus pasaulyje nebūna. Praėjo 10 darbo metų Zarviškių vidurinėje mokykloje. Vieni kažką nusinešė, kiti dovanojo. Šį laiko tarpsnį mums teko galimybė jūs pažinti, su jumis bendrauti, bendradarbiauti. Jūs aktyviai įsiliejote į jūsų seniūnijos bendruomenės gyvenimą. Mes jums šiandien norime padėkoti už iniciatyvą, drąsias idėjas, įvairiapusę vadybinę ir kūrybingą pedagoginę veiklą, atkaklumą, nuoširdų darbą, mokyklos įvaizdžių populiarinimą. Džiaugiamės jūsų vadovaujamos mokyklos pasiekimais. Linkime jums, kad ateityje jūsų gyvenimo darbo metai būtų dar šviesesni, dosnesni, kad lydėtų sėkmė, naujų svajonių įsipildymų. Linkime, kad naujame darbo kolektyve jūs suptų geri, nuoširdūs žmonės, bet neužmirškite buvusių pažįstamų, savo kolegų, bendradarbių. Ačiū. Tai kas nori žodį
stovėsiu ir neįsiu. Aš kreipsiuosi labai paprastai. Mielas Povilai, gerbiamas direktorių ir gerbiamas kolega. Praėjo 10 metų. Suvalgyta pūdas druskos. Šypsotasi. Išverkta ir ašarų. Ir galų gale, kada jau pradėjome dirbti ranką rankon, išaudėm gražią dainų, šokių, bendradarbiavimo juostą. Šiandien ilgai galvojom, ką galėtum jums padovanoti atminimui. Ir nusprendėm, kad lelija, taikos ir amžinybės gėlė yra toks simbolinis atsisveikinimo, bet ne ryšių nutraukimo simbolis. Taigi mes, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio darbuotojai, nuoširdžiai dėkojam jums už pamokas, kurias praėjome kartu dirbdami su jumis. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad išmokom dirbti ir mąstyti truputį kitaip, nei buvome įpratę jūsų dėka. Ir tikimės, kad tada, kada jūsų gimnazijoje jūs pasisemsite dar daugiau išminties ir patirties, atvažiuosit ir visą tai mums draugiškai į ausį pasufliruosit. Taigi taikos gėlę tarp Stakliškių ir Jiezno. Gal norėtų keletą žodžių tarti mūsų šeimos ligonis? Buvau pasiruošęs atsisveikinti su jaunimu. Pasirodo, turiu atsisveikinti Su senimu. su bičiuliu. Povilu. Labai paminties. Be žodžių, be rytų, savo elgesių, tu davai daug gražių pamokų. Už tas pamokas bažnyčioje, už tas pamokas aplink mokyklą. Širdingai tau dėkoju ir linkiu, kad taip skleistumai tos pavyzdžius, kurios čia girdžiu, kad tai aš vienas mačiau. Visi matė, visi vertino. Aš širdingai už tai dėkoju ir linkiu sėkmės naujoj vietoj tavo darbą. Tegul tave Dievas laimina. Noriu padėkoti, kaip jūs sakydavo, ateina maisto kontrolė, ateina jūsų degustatorius. Mes visada stengiamės jų įtikti, gan ne visada patikama. Bet pagal jūsų nuotaiką ryte mes jau žinom apie savo pietus. O atminimui norim padovanoti dovanėlę tokią, kurią jūs tikrai naudosit ir tikrai prisiminsit per toliau. Tai ačiū kol kas, kolegas, prašom sėsti. Ir dabar įamžinami garbės knygoje. Kadangi mūsų direktorius jau tampa garbės svečius, todėl mes norėtume paprašyti jį įsiamžinti mūsų garbės knygoje kaip direktoriui dirbusiam iki 12 metų. Ne kaip mokytojui, kuris baigėjo, bet būtent kaip vadovas. Gal čia reikia padaryti.
patirtį. Ir norim, kad būtų darbas ir mums visiems būtų labai gera, mūsų vadovas ieškojo partnerių, bendradarbiavo. Ir taip atsitiko, kad mes labai gerai bendradarbiavom dėka vadovo mūsų Povilo Vėterio su bažnyčia, su klebonu, su seniūnyje, su kultūros centru ir laisvalaikių namais. Todėl norėčiau, kad taip pat šie asmenys arba jų atstovai pasirašytų garbės knygų. Taip pirmą kviečiame kleboną Alfredą Rukštą pasirašyti mūsų garbės knygoje. Aš mintinai, ne, aš irgi nematau. Maždaug mintinai. Manė, kad aš nemoku rašyti. Mūsų seniūną Gintautą Kaminską. Centro direktorė Asta Kempikienė. Matot, aš dar įžiūriu, man dar akinių nereikia. Oi. O dabar tęsėme toliau, tai yra pažymėjimų ir padėkos raštų bei garbės knygoje pasirašymo mūsų mokinių bei mokytojų. Nesvarbu, direktoriau, kad šiandien nuskambėjo paskutinis skambutis, kad mes jau tarsi ir atsisveikinom, bet šiandien dar jūs dirbate, nesvarbu, kad jūs atostogaunate. Bet aš tikrai įsitikinusi, kad mūsų mokiniai norėtų dar paskutinį kartą gauti iš jūsų rankos pažymėjimus ir padėkas. Todėl kviečiu jūs čia, kaip ir visuomet aš skaitysiu. Tai kažkaip tai, gal mes tada sustokim čia? Ne, jūs tenai, mes čia, gerai. Nu, kad gražiai atrodytų. Kaip ir minėjau, kad 10 klasės mokiniai sėkmingai išlaikė patikrinimą, todėl jie šiandien visi gauna pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. Taigi kviečiu atsiimti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą Agnę Burokevičiūtę. Marių Brazionį. Aira Genytė. Kristina Kandrotaitė.
Giedrė Morkūnaitė. Gintarė Našlėnaitė. Jonas Našlėnas. Donatas Preibys. Simonas Bisikirskas. Ona Rinkevičiūtė. Rytis Raškevičius. Rytis Raškevičius. Neringa Urbaitė. Kai kurių mokinių nėra, tai jie ateis pas raštinę ir atsiliks. Na taip pat jūs žinote, kad aštuntokam taip pat yra išduodamas mažasis pažymėjimas, kuris parodo, kad jie baigė pirmąją pakopą pagrindinio ugdymo. Todėl dabar teisime pažymėjimus 8 klasėje. Neringa Brazionytė. Balsevičius. Jana Ciganavičiūtė. Ligita Čepulytė. Deimilė Miškevičiūtė. Sonata Miškevičiūtė. Inga Jacinskaitė. Monika Kazlauskaitė. Kotryna Kazlauskaitė. Dovydas Kysulius. Emilija Kuvelytė. Aušvydas Kukanavičius. Vytautas Mitkevičius. Danguolė Morkūnaitė. Edvinas Morkūnas. Vladas Pilipavičius. Na, ačiū. Dar nepabėkite, direktoriui. Dar jūs būsite reikalingas. Čia. Suteikiamas žodis mūsų psichologai Agnei. Kaip žinote, mūsų mokykloje vyksta ne tik ugdymas, bet ir popamokinė veikla, pramogos. Mūsų vaikai labai aktyvūs ir dažnai labai užsiima įvairia kūrybinė veikla. Mokykloje buvo organizuoti 2 konkursai filmų kūrimo. Pirmas buvo reklaminių filmukų apie mokyklą kūrimas, kuriame dalyvavo šiek tiek gausiau negu antrame etape vaikų. Antras etapas buvo pavadintas Mano Stakliškės. Vaikai galėjo kurti filmukus apie Stakliškės, Stakliškių apylinkes, joje gyvenančius žmonės. Ir labai gaila, kad kadangi konkursas jau vyko mokslo metų pabaigoje, vaikai turėjo labai daug, aišku, kitos veiklos ir mokslai spaudė. Tai mūsų konkurse sudalyvavo tik 4 mergaitės. Ir šiaip reikia, kadangi 5 prizinės vietos buvo įsteigtos, o kaip visi žinote, svečiai galbūt nelabai dar žino, bet 5 prizinės vietos tai buvo 5 piniginiai prizai. Kadangi konkurse dalyvavo tik 4 mergaitės poromis, tai mes pasitarėme komisiją ir nusprendėme, kad visgi mergaitės dirbo ir specialiai kūrė filmuką šitam konkursui, tai mes nusprendėme paimti 1 vietos prizą, tai yra 100 litų prizą, ir tiesiog padalinti vienodai, neskiriant 1 ir 2 vietos. Todėl dabar norėčiau įteikti įteiksime pirmą, tai
diplomą, didelį 50 litų čekį Kristinai Kandrotaitai ir Gintarei Našlėnaitei už kūrybinį švietimą ir domėjimąsi savo miestelio atvejais. Ir taip pat iš karto įteikėme ir mažesnį, bet tikrą 50 litų. Taip pat už kūrybiškumą ir meilę savo kraštui norime apdovanoti Audronę Žilionytę ir Karoliną Kumarą. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, kurie labai norėjo dalyvauti, bet nebespėjo. Tai nieko tokio. Jūs galit kurti per vasarą įvairiausius filmukus, filmuoti savo laisvalaikį, fotografuoti. Ir rugsėjį mes susitiksime ir labai norėsime pasižiūrėti, kaip jūs puikiai praleidote vasarą. Ačiū. Labą dieną. Jūs žinot, vyko pas mus projektas Mūsų klasė šauniausia, kuris vyksta ne pirmi metai. Kiekviena klasė ruošia stendą reklaminį, kuris išreklamuotų klasę, kuris parodytų, kaip klasė gyvena, kaip sutarė, kur jie vyksta, ką jie veikia laisvalaikiu, pamokų metu. Ir iš tikrųjų vietų šiandien irgi nebus. Tiesiog jūs balsavot šiemet patys. Tai yra nauja tradicija, kad mokiniai renka. Todėl mes gavosi 3 klasės, kurios pelnė mūsų iš tikrųjų irgi požiūrio verto šitų diplomų. Tai tiesiog padėkos be vietų ir direktorius gal perskaitys. Taip. Klasiai ir auklėtojai už dalyvavimo projekte Mano klasė šauniausia 9 klasė. Projekte Mano klasė šauniausia, klasiai ir auklėtojai 11 klasė. Už dalyvavimą Mano klasė šauniausia projekte, klasiai ir auklėtojai, klasė 12. Jūs žinot, kad birželio 1 savaitę vyksta netradicinis ugdymas ir netradicinės pamokos. Ir kai visą laiką pas mus vyksta Meistrų miestas, kurio irgi iniciatorius buvo mūsų direktorius. Ir iš tikrųjų mums labai šauniai sekasi įgyvendinti šitos projektus. Mes kuo toliau, tuo savo iškeliam didesnius šūkius. Nes matot, kad mūsų kieme figūros nežmoniškų greičių didėja, neįsivaizduoju, ką kitais metais sugalvosim. Bet tikrai jūsų dėka, jūsų pastangom mes tikrai sugalvosim nemažesnę figūrą. Todėl iš tikrųjų aš stebėjau pirmadienio darbą ir vakar dienos darbą ir iš karto labai noriu padėkoti tiem vaikam, kurie iš tikrųjų visa širdimi atsidėjo šitai kūrybai, įdėjo savo meilę į tą dramblį mūsų stilizuotą, kuris puoš mokyklą, kuriuo didžiuosis Stakliškių miestelio bendruomenė, džiaugsis, džiugins akį pravažiuojančių autobuse sėdinčių žmonių. Ir iš tikrųjų negalim nepaminėti tų vaikų, kurie vakar iki pat galo išbuvo, kad ir kaip pavargę, kad ir kaip nuomo norėjosi, bet mokytojos vienos nepaliko. Tai mes tiesiog tokią padėką aš nuo savęs. Tai aš perskaitysiu, direktorius įteiks ir dar pavaduotojas Aldui pristatė. Tai Linui Randamamskui. Dabar kviesime mokinius, kurie labai gerai mokėsi, gauti padėkos raštus, kurie dalyvavo įvairiuose konkursuose. Bet jūs kaip žinote, mokiniai, kad mes po pirmojo pusmečio vieną kartą jau jūs pagerbėm, tai šitas padėkų raštų šūsnis nėra gausus, nes čia yra tik už antrąjį pusmetį. Taigi dabar norime įteikti padėkas už puikų, labai gerą ir gerą mokymąsi. Taigi Stakliškių vidurinė mokykla padėka Kristinai Kandrotaitai už puikius mokymus.
gerus mokymosi rezultatus padėka Karolinai Pestininkaitei. Už labai gerus mokymosi rezultatus Monikai Jašmantaitai. Už labai gerus mokymosi rezultatus Vigailiai Ašmantaitai. Už labai gerus mokymosi rezultatus Kristai Švedaitei. Už labai gerus rezultatus Audroniai Žilionytei. Už labai gerus mokymosi rezultatus Viktorijai Švelpaitai. Už labai gerus mokymosi rezultatus Linai Jurkonytei. Gerus mokymosi rezultatus Kristinai Kandrotaitai. Už labai gerą mokymąsi Gintarei Našlėnaitei. Už labai gerą mokymąsi tie, kurie mokosi be 7. Tai yra už gerą mokymąsi Simonui Visikirskui. Taip pat už gerą mokymąsi Agnei Bieliauskaitei. Ir už labai gerą lankomumo apskaitą yra padėka Danguolei Kandrotaitai. Na ką, mokymosi rezultatus mes jau ir įvertinom ir kaip matote, šiemet mes tikrai turim didesnį šūsnį labai gerai besimokančių mokinių. Tai yra, pagal rezultatus jie turi 1 arba 2, daugiausiai 3 devintukus, o taip visi yra 10-tukai. Vadinasi, šaunuoliai jūs šiemet, tikrai šaunuoliai, kad rezultatai mūsų šiemet labai geri ir paplokim vienas kitas. Jeigu mes nelaimim konkursuose, parodose, varžybose, tai dabar įteiksime padėkas kartu su įrašu į garbės knygą mokiniams už dalyvavimą Prienų rajono mokinių futbolo žaidynėse golas Eilidui Vasiliauskui. Už dalyvavimą Prienų rajono mokinių futbolo žaidynėse golas Erikui Novikui. Kad tikrai žinotumėm, kad baigėsi 2011-2012. Dar taip, tenai kažkaip prašau. Atsiprašau, vieną minutę. Tiesiog dabar labai ekspromtu kilo mintis parodyti ir pristatyti jums. Dar jinai nebaigta yra. Tikriausiai visi žinote, ką jūs darėte per dailės pamokas. Žinote, ką rašėte pasislėpę po krūmą ar po medžiu. Tai yra jūsų eilėraščiai ir jūsų iliustruoti eilėraščiai. Tai yra ta mūsų vadinama draugystės knyga. Va, ji bus pabaigta rudenį, kadangi yra neiliustruotų eilėraščių ir stovės garbingai prisiminimai mūsų mokykloje. Daugiau nėra? Dar kas nors nori? Nėra. Tai todėl, kad patvirtinti, kad tikrai šiandien yra paskutinė 2011-2012 mokslo metų diena, kviečiu visus į lauką ir gerbiamą Povilą Veterį nuleisti mūsų mokslo metų dieną. Aš nepakviesti kultūros centrus direktorių paskaitų. Man pasakyt? Tai dabar pasakyt. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti. Vėliavą nuleisti neįmanoma. Jinai labai gerai prisukta. Pats liepiau. Ir neliepiau, kad atsuktų. Bet paskui, kai jūs kitą kartą eisite pro mokyklą, matysit, kad jau nuleista. Įsivaizduokim, kad ją nuleidau. Nu, gerai, nuleisiu ją aš, bet tik truputį vėliau, kai ją apsukti. Gerai? Sako, tai reikia paploti. Nu, paploti. Ir aš dar noriu pasakyti paskutinį savo žodį. Tai noriu padėkoti visiems labai jums, kad jūs mane priėmėte į savo gyvenimą 10 metų. Kad kentėt mane. Va.
kad mylėjot mane, kad leidot, kad aš jūs mylėčiau. Jūs mano šeima, jūs mano didelė graži šeima. Bet man laikas jau išeis. Nieko nepadarysiu. Ir vaikai visi išeis. Ir visi mes kažkada atėnėm, kažkada išeinam. Todėl aš visiems labai noriu pasakyti. Ačiū visiems.